Šie vaizdajuostėje parodysiu, kaip yra atliekamas perkelimas sąmatos eilučių iš įkainių failo į naujos sąmatos failą. Taigi mes galime pirmiausiai įkainių failą, kadangi su juo bus dažnai dirbama, jeigu naudosite šią sistemą, įsikeliam jo shortcut vadinamą ant desktop, ant darbastalio, įsikeliame sutrumpinimą ir nuspaudžiame mygtuką ir iš karto jis atsiveria trumpajame vaizde. Trumpas vaizdas ir matome, kad galime pradėti naują sąmatą. Prieš pradėdami naują sąmatą mes galime pasitikrinti, ar iš tiesų sąmatos šablono, teisingai nurodytas takas, kur šablonai yra sukelti į tam tikrą žinyną. Tai apie tai aš minėjau, kad yra aprašyme, kurį galima įsikelti ir kartu su kitais failais iš interneto. Tai buvo praeitoje vaizdajuostėje. Todėl dabar tik tai parodau, kad yra nurodytas tas takas ir toliau mes grįžtame į lapą master data, kuris yra pagrindinis lapas su įvairiais įkainiais ir tada matome mygtuką Start New Estimate, spaudžiame jį ir atsiveria mūsų tas šablonas turimas langas. Iš karto atsivėrus geriausiai yra, kad nesusigadinti savo šablono, po to neįsaugoti šito naujo failo į šablono vietą, reikia geriausiai iš karto išsaugoti tuo pačiu pavadinimu. Geriausiai diske yra susikurti žinyną projektai ir tam projekte, sakykime, naują žinyną pas mus bus projektas antras. Ir šitą žinyną mes išsaugosim mūsų buvusį šabloną, kuris taps nauja sąmata. Išsaugome ir dabar jau galime drąsiai toliau dirbti, nebijodami, kad sugadinsime šabloną. Taigi, kaip minėjau, yra sukurta mygtukai ir taip pat tie mygtukai atitinka ir trumpą 2 klavišų Ctrl, pavyzdžiui, įterpti pasirinktą eilutę. Paspaudimą galima su pele spausti mygtuką, o galima ir klaviatūrą. Kas įpratęs greičiau dirbti, tam bus naudinga netitraukiant rankų nuo klaviatūros 2 mygtukų paspaudimu ir atlikti operaciją. Taigi mes, pavyzdžiui, pasirenkam pirmą eilutę ir spaudžiam mygtuką įterpti ir matome, kad įterpė, vadinasi. Galima iš karto įterpti kelias eilutės. Pasirenkam 3 eilutės, įterpiam. Galima, pavyzdžiui, pasirinkom šitas eilutės, 2 eilutės, įterpiam ir pamatėm, kad prieš 8 eilutę mes, prieš 8 eilutę užmiršome įterpti dar vieną eilutę. Tada mes spaudžiame mygtuką Insert Before Row, atsiveria langelis, kuriame mes įrašome eilutės, prieš kurią norime įterpti numerį ir spaudžiame mygtuką OK. Ir matome, kad šitas sąmatos eilutė dabar įsiterpė prieš buvusi 8, tai reiškia prieš tos vinis ir atsidūrė savo vietoje. Taigi, jeigu mes ką nors netyčia užmiršome, taip pat galima įterpinėti ne tik nuosekliai vieną po kito, bet ir į tarpus. Visas operacijas atlikome iki šiol siaurame, trumpame vaizde, kuris matome, kiek čia yra stulpelių, kad netrukdytų kiti stulpeliai darbui. Tai paaiškinsiu dabar apie vaizdus. Vadinasi, yra trumpas vaizdas, iš kurio galime persijungti. Dabar demonstruosiu viską įkainių, rates file, persijungti pilną vaizdą ir matome čia jau tada daugiau stulpelių. Taip pat yra dar vienas vaizdo, yra
perkainojimo reprise view, vadinasi, jisai skirtas, kai mes norim perkainuoti, reiškia, įkainių failę, norime perkainuoti medžiagas ar darbus, tai šitam dalykui paaiškinti bus skirta visiškai atskira vaizdajuostė, todėl daugiau čia neaiškinsiu. Tolimesniam darbui mes grįžtam į full view, reiškia, matome visą pilną lentelę, nei vienas stulpelis yra nepaslėptas ir čia dabar mes galime atlikti truputį sudėtingesnės parinkimo operacijas. Tai pavyzdžiui, mums reikia susirasti, sakykime, mes nežinome, reiškia 45 tašas yra medinės konstrukcijos, 45 ant 195 ir mums reikia būtent to tašo, bet truputį mes dar ne visai žinome, ar atitinka būtent šitas sluoksnis, tam, kad neparinkinėt po vieną sąmatos eilutę, mes pasirinkame, reiškia, matome įkainių bazėje visus variantus, kokie buvo su to tašu ir žinome, kad mums reikalinga, reiškia, kada žingsnis bus ne 600 žingsnis konstrukcinės medienos tarp tašų, bet 300, kur yra, reiškia, didesnis bus skirsis. Čia matysim, kad normatyvas skiriasi, reiškia, 7,8 bėginio metro į kvadratinį metrą sienos. Tai mums būtent reikalingas šitas variantas. Tai yra šitas variantas, jeigu mes naudosime grindims ir pedangai. Ir tada mes spaudžiame mygtuką ir mums, kad nekėlinėt po vieną elementą, mes spaudžiame mygtuką būtent išrenkat tą sluoksnį. Ir tuomet, reiškia, matome, kad sluoksnis su šituo tašu, nes jis susideda iš 3 sąmatos eilučių, jas visas parenkame ir įkeliame į mūsų naują sąmatą. Baigus įkelimą mes atsidarome naujos sąmatos failą ir matome, kad viskas, ką mes iki šiol, visos operacijos yra atliktos, ką mes iki šiol darėme, jos yra jau naujoje sąmatoje. Ir tuomet, jeigu mes daugiau operacijų iš įkainių bazės nenorime daugiau nieko perkelinti iš įkainių bazės, o norime dirbti arba turime pagalvoti, gal vėliau darysim kažkokias operacijas įkelimo, dabar turime peržiūrėti kažkokius rezultatus, tuomet dar reikia atlikti vieną patartiną prieš pradedant bent jau pirmąjį filtravimą naujoje sąmatos lentelėje, atlikti tokį veiksmą, reiškia, įrašyti į projekto stulpelį projekto vardą. Projektas 2. Ir kai mes įrašome projekto vardą, tai jis, reiškia, ir nuspaudžiam mygtuką renumber. Reiškia, renumber ir tuomet automatiškai tas mygtukas yra ir įkainių bazėje, reiškia, po to vėliau jūs galėsite tos pernumeravimą ir projekto vardo įterpimą į stulpelį project, kad būtų visom eilutėmis įterptas, vadinasi, galėsite ir iš įkainių bazės daryti. Tai nebūtina bus pereiti į sąmatos failą, estimate. Kam tas reikalinga? Kam reikalingas numeris ir projekto vardas? Tai numeris pirmiausia reikalingas tam, kad mes jeigu kažką filtruotume ar rūšiuotume, kažką atitinkamai, pavyzdžiui, norim surūšiuoti, būtent pirmiausiai mums reikia abėcėlės tvarka. Šituo atveju nesikeičia, bet, pavyzdžiui, atvirkštinė. Tai matome, kad iš karto numeracija eilučių pasikeitė ir mes kažką pasižiūrėjome, ką mums reikia ir po to mums vis tik reikėtų atstatyti pirminę būseną. Tai mes vėl surūšiuojame pagal eilutės numerį ir turime tą eilutės numerį. Projekto vardas reikalingas tam, kad po to, kai mes darysime įkainių failą kursime, tai persikelsime iš projekto duomenis ir todėl reikalinga, kad kiekviena eilutė turėtų, būtų priskirtas projekto vardas. Ir taip pat dar kai kuriems kitiems darbams, reikia, kad būtų
sąmatų lentelėje būtų įterptas ir projekto vardas, kiekviena eilutė turėtų projekto vardą. Tai tiek apie duomenų perkelimą iš įkainių failo į naujos sąmatos failą ir naujos sąmatos failo paruošimą tolimesniam darbui, o toliau kaip dirbti pačiame naujos sąmatos faile, aiškinsiu kitoje vaizdajuostėje. Iki malonaus.